Oi, labą dieną. Nežinau, nei kokią tarną kalbėjau. Jau visko mačius per savo gyvenimėlį, bet tokio dalyko nemačiau. Labai džiugu apskritai, kad tokia graži bendruomenė. Ir jaudintis pradėjau. Vaikai, nebijokit, aš nieko nežinau, kas bus. Jūs paskui mane gerai. Jūsų tėvelių masiškumas mane išvedė visiškai iš konteksto. Brangieji, tai didelės mūsų tradicijos. Šita vakaronė 10-okų yra įspūdinga, kadangi mes vieninteliai Lietuvoje tokį gražų renginį turime. Ir negaliu aš nedaryti, nors man jau gal nereikėtų to daryti, tačiau jūs pamatysit, kas yra mūsų gimnazija. Tai mokykla, kurioje visokio stiliaus renginių. Ir aš labai laiminga, kad aš galiu beveik 40 metų tradiciškai tuo pačiu laiku padaryti tokį renginį su 10-okais. Labai džiugu, labai širdis dreba, labai jaudinuosi, bet koks mūsų tikslas? Mes turim 10 klasę vadovėlį, jisai, kaip sakiau, vaikam yra labai naujas, nes jau 40 metų jam, bet aš jo neduodu todėl, kad labai neįdomus. Labai neįdomus. Nesakysiu, kas jį parašė. Įdomus žmogus, bet kodėl taip neįdomiai parašė. Todėl mes sugalvojom prieš daug metų, kaip galėtumėm tą vadovėlį išeiti programą, kad būtų mums patiems smagu. Ir tai, kas mums šiandien gausis, mes parodysim. Tai yra kelionė po Lietuvą. Tai yra visi regionai. Mokiniai turėjo pasirūpinti rūbais. Nebūtinai to regiono, nes tai yra labai sudėtinga. Turi pristatyti valgius. Jeigu yra tėveliai jūs kažkokio regiono, tai jeigu dar galite kažkokį sakinuką pasakyti iš vietų, tai tik šaukit, nes tai yra pažintinė pamoka. Vaikai turi susipažinti su tautiniu rūbu, turi susipažinti su tarme, turi skaityti tarmiškai tekstą, turi padainuoti tarmiškai tą dainą ir maždaug pašokti to regiono šokį. Aš žinau, kaip jiems sekėsi, o dabar pažiūrėsiu, kaip jūs įvertisit. Taigi, leiskit pradėti. Aš jums be galo laiminga ir labai dėkoju. Atsimenat, kaip sakiau, ką jūs darysit, sakėt, nesvaik, mes tai jau tautiniais rūbais nešoksim ir nebus nieko. Tai va, apsvaigau šiandien nuo jūsų grožio. Apsvaigau nuo jūsų šitos bendrystės ir dabar leiskit pristatyti mokyklos folkloro ansamblį Klevelis, vadovavimas Klevienės, kas norite į svečius į Klevų gatvę. Nes viskas 3 viename. Klevelis rikiuojasi. Klevelė irgi yra tiek pat metų, kiek yra ir pačiai šitai vakarų. Jokios reklamos nevedu, tiesiog šoko jų tėvai, šoko jų močiutės. Tarp kitko, kai kurios močiutės jau pensininkės Klevelio. Tai va, nenustebkit. Stokit, tilkit. O Dieve, kaip čia daug prisidauginimų dabar. Kas čia šiandien dar, sarmat, jau akmas nedarau. Tai va, ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi. Labai geras kolektyvas, labai draugiškas. Aš visą laiką sakiau, su tokiu kolektyvu, su tokiu jaunimo šiek į karą galiu. Ir aš tikrai jau laimėsiu. Tai dabar pabandykime pradėti renginį. Atsipalaiduokite, sakiau, jokių vietų nebus. Nieko nebus, tik labai skanaus mamyčių ir tėvelių maisto. Tai va, todėl atsipalaiduokit, nieko nebijokim, ar ne, ir pradėkim renginį. Stojam kalno ant aukštojo, stovi balta karūnėlė. Stovi balta karūnėlė, o ta balta karūnėlė guli pilkas akmenėlis. Oi, oi,
Ačiū šaunuolė, eikit padaryti. Dabar trupučiuką pasimaišėt, kiek kol trūksta. Jeigu ne, tai sėdėkite. Gerai, Gabrielius Šeinas. Ačiū. O dabar berniukai padėkite 5 kėdės, prašau. Na, dabar noriu pristatyti, kadangi mes vieninteliai kolektyve turim suvalkietiškas kankles ir paprašysim keliais sakinukais pristatyti mokytoją Rasą Slankauskienę savo grupę. Prašau. Labas vakaras. Aš tiek negaliu pasigirti metų, mes biškį vėliau pradėjom kankliuoti, tai buvo nuo 2002 metų, bet irgi skaičiuojam jau 23 metus. Tai kankliuojam kiekvienais metais. Vienus išleidžiam, kitus priimam, kankliuojam senąją, suvalkietišką kankliavimo tradiciją parvežta iš Skriaudžių. Tenai 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje gyveno toks vargonininkas Pranas Puskunigis, labai tinkanti pavardė tokiam darbui. Tai jisai atgaivino jau beišnykstantį kankliavimą ir kankles, pats išmokęs iš savo dėdės, vėliau 1906 metais sukūręs ansamblį. Deja, šitas ansamblis nenustojo savo veiklos iki šių dienų, jau skaičiuoja virš 100 metų. Ir tame ansamblyje yra dirbęs vadovu ir mano mokytojas, kuris iš ten parvežė tą tradiciją, o aš toliau mokau mokinius. Tai va, matau jau kėdės sustatytos. Tai dabar mes tęsim šokių maratoną ir pakankliuosim 2 šokius. Pirmasis bus dirižablis. Nors dirižablis daugiau kaip ir aukštaitiškas kūrinys, bet šitas dirižablis yra užrašytas Suvalkijoje. Šiaip tai mes kankliuojam tik Suvalkijoje užrašytą tautosaką.
Antrasis šokis bus irgi vieno iš to skriaudžių ansamblių vadovo, nes, kaip žinot, 100 metų, tai tų vadovų ten keitėsi ne vienas, tai Antano Degučio polka. Šaunuoliai, ačiū. Yra vieta tarp vaikučių. Jo, prašom. Vaikučiai užėmė dieną. Na gerai, Klerelis Gyvatara pašokis tokį. Kadangi aš pati aukštaitė, todėl mūsų programoje nėra vien tik suvalkietiška programa. Aš mėgstu ir žemaitiškus šokius, ir suvalkietiškus, todėl mes vadinamės folkloru. Etnokultūros ansamblis būtų vien tik išgrynintas suvalkietiškas. Ir ratukus kažkaip. Ir ratukus šokį. Ratukuose. Gyvataras. O kim bus neiti repeticijas. Leidžiam. Ačiū. Dabar stovi tam Na, dabar toks, aišku, direktorių mums daryti neleidžia, bet žinot, jūsų vaikai niekada mūsų neklauso, tai mes ir nebesakom pastabų. Jie niekada mūsų neklauso. Jiem labai smagu čia patrypti, reiškia, taip turi būti. Na gerai, taigi dabar toksai mažas siurprizas tėvam. Mūsų mokykla jau žino, taip atsistoja visas šitas gražus jaunimas. Gieda gaidė. Yes.
Ar negražiai dainavo, kad gaila paplot? O kaip suvalkiečiai? Na, va dabar pirmas bruožas suvalkiečiai. Ane, gražu, bet nekešplausi. Nu, naras neleidžia. Na ir gerai. Tai dabar pirmoji mūsų kelionė, kadangi sakiau, ten kolektyvas toks visoks. Ir aukštaitiškas, ir dzūkiškas, ir viskas. Einu pas grynuolius. Einu pas grynuolius į tą Sūduvos kraštą. Aš tai aukštaitė tą nuėjo, Geležys, Mirkš, man viskas aišku. Bet jau atvažiavus į šitą kraštą, o Dieve kalba, atrodo čiulba. Oi, kur patisuoj pieskos, oi, rundelokas, oi, triepai, tie jie nesuprasi, kokia kalba, bet sau laimingi. Tai kažkaip tai visiškai nesutinku, kad suvalkiečiai yra skubus. Niekada nesakykit šito žodžio. Jie yra labai taupūs, labai apgalvoti. Ir dabar pažiūrėsiu, ar jūs pavaišins. Turint stalo, tai žinokit visko. Visko. Bet pažiūrėk, Jėzus net slovikas, kaip jums sako, tą gurkų. Tai va, ką jau jie pjaustysi, žinot, o jeigu per mažai pjausta, imam sielą. Tai va, nežinau, ar jums čia kas duos, tai dabar ir pasižiūrėkim, kokius mes valgius turim, kas pristato valgį. Tai ateik, ko tu manęs bijai. Tu tai manęs jau tikrai nebijau. Prašau. Tai suvalkiečių valgis buvo labai sotus, kadangi jie dirbdavo ilgas valandas ir kad neišaltų, tai daug prisivalgydavo, kad galėtų sunkiai dirbti. Taigi jisai buvo labai riebus, mėsingas. Čia mes ant stalo turime žagarėlių iš saldaus maisto, taip pat blynų su obuoliene be abejo. Iš gėrimų buvo gera. Nu, kokie tai gėrimų? Gera. Šiandien vadinasi. Šiandien mes turim gerą. Šiandien skilandės, dešros įvairiausios, lašiniai. Taip pat būdavo cepelinai iš visų Lietuvos kraštų. Suvalkiečiai darydavo didžiausius cepelinus ir valgydavo juos ir su grietinė, ir su spirgučiais. Toliau mes turime sūrį su uogiene ir juodą duoną.
ir taip pat agurkus. Supratot, agurkus tau yra salos. Gerai. Na, pakelkit rankas. Taip, dar pirmiausiai. Dar labai noriu pristatyti. Jūs, aišku, ieškote auklėtojos. Kur jūs ją rasit? Nėra tos auklėtojos. Šiaip tai va čia sėdėdavo varta ant Lioninė, bet dabar tai nuo vaikų nieko nesiskiria, bet tai vis tiek atsistauko. Na va, paklok. Gerai. Na, o dabar greitai tėveliam užduotis. Kokių valgių nepasakėm? Ką suvalkiečiai jūs labote? Kodėl suvalkiečiai nepjauna kiaulės, o ją užputena? Todėl, kad kraujo jums reikia. Ką daro su krauju? Jokia vaikeliai, nu. Juk tai tikras salas, čia kažkokio gėrimo, o tėveliam tai jokos reikia. O juk, kad jaunėlio, kad jūs valgo, tai aš jau bėgu. Kur tik akis mato. Dar nemačiau, kad šitie gražiai suvalkiečiai valgytų iš kraujo pagamintą sriubą. Jaunėlio kraujo ten pilna, kažkokių kleckočių, ten visokio buolukų, o sriebė. Na ir skanaus. Aišku, cepelinai, kaip sakė, vaikai yra patys didžiausi, todėl, kad jūs nieko negailit. Ir dar viena pastabėlė, kadangi vaikai mokosi šiandien. Suvalkiai, kodėl jūs neskubus? Todėl, kad šeimininkės jau 5 ryto virdavo labai sotų pusrytį. Visą laiką būdavo ryte labai daug mėsos, labai tiršta sriuba, būdavo dar kokių blynų. Kodėl? Todėl, kad pavalgęs bernas ir merga galėdavo ilgai dirbti. Ir tai būdavo našu. Taip, aukštaitis dievulėlio, te kokį blynelį prabėgom suvalgyti už pusvalandžio, kur pilvas nieko negali dirbti. Viskas buvo pas jūs apgalvota. Nu, dabar prašau, sekti. Suvalkiečių programa. Aš tai pasakau, kad pas mūsų Suvalkijoje žmonės netep savo gyvena. Čia visi drūt, įtaupus, kaip kažkas. Rytą, kaip tik atsikėliau, atsikavino pro langą, ale saulelė šviečia, laukai, ana irgi baigia apdžiūt. Nu tai matypikis, pasiėmė matiką, įdrožį daržėlį, ale reikia galbūt paskiau ką pasišatyt, kokią bulvę su rūtpieniu. Nu, oho, gardumėlis, kad bebūt, ir ankeluką reikraus, nieko nebus. Sparta į ranką, einam triūst, kad pridara suvalkietukam. Sako, gražiai kalba, na gerai. Tai dabar jau jūs, ane, einu prieš kelėdį, ne? Čia. Einu prieš kelėdį, randu ar šuolėlį. Ar nebūtai ar šuolėlį, mauštė tužėlį. Ar nebūtai ar šuolėlį, mauštė tužėlį. Oi tu siratėlė, didė vargienėlė. Aš neturiu siratėlę, meiliųjų žodelių. Aš neturiu siratėlę, meiliųjų žodelių. Neturiu žodelių. Neturiu rankelių, aš neturiu siratėlę, aitriųjų kojelių. Aš neturiu siratėlę, aitriųjų kojelių. Oi tu ąžuolėli, mano šketužėli. Krapni lapai tai žodeliai, šankelis, rankelis. Krapni lapai tai žodeliai, šankelis, rankelis. Einu iš kelėdų, sraupinė kužėlė, ar nebūtai žalia liepa mauž motinėlė,
ar nebūtai žalia liekama už motinėlę, oi tu siratėlė, didė vargdienėlė, aš neturiu siratėlę meiliųjų žodelių, aš neturiu siratėlę meiliųjų žodelių, neturiu žodelių, neturiu rankelių, nesupinsiu tau kaselių, neprausiu burneliais, nesupinsiu tau kaselių, neprausiu burneliais, oi tu rimpužėlė, mano motinėlė, gailę rasą tu nuprausi, šakom sušukuosi, gailę rasą tu nuprausi, šakom sušukuosi. Na, dabar paplokti. Mes iš karto į vaikams sakau, suvalkiečių dainos, sugūrų dainos, ar ne, ir užrašytos ir Zakrivskienės ir taip toliau, jos yra labai ilgos. Ir mes nieko negalim sutrumpinti. Tai jau dainuojam, ar 16 posmelio, ar 20, bet viską išdainuojam. O dabar kankui. Kiek kėdžių? 7. Deda. Eisi to iššok, nekabėti. Na, naujokai, visi naujokai, taip, patys norėjo labai kankliuoti. Antra, KTU. Pirmas kankliavimas. Jie irgi išmoko kankliuoti Simono operos Mazurką. Puiku paploti. Pirmas kartelis. Ačiū. Taip aš visada sakau ir mokiniam, jeigu kada nors, kur nors kritikuojate, tai kritikuokite tik tada, jeigu galite, geriau už juos. Bet kadangi nieks mes negalim, tai mes plojam. Nu, dabar KTU klasė pašoka ir žarnį. Šokam, greičiau. Kamporos trūksta, keliam ranką. Nieko
Gambaros netrūksta. Oho. Trūksta, ne? Gerai. Ar netrūksta niekam, visi šoka? Niekam nereikia rankos mergaitės nenori su berniukais? Nu, gerai. Gerai, prašau. Geri žemės. Galioja paplokė, o? Aš jau jį tam prašau. Dar palaukim zūrų. Na gerai, mūsų artimi kaimynai. Grybų kraštas, turtingas kraštas. Na ir dabar pasižiūrėsim, kągi mums dzūkai pasakys. Sėskit, suvalkiečiai sėskit. Nesvalgykit visų gerybių, reikės pavaišinti visus. Kolonėlės kažkas. Na gerai, taigi labą dieną. Na ir vėl, vaikai neturi auklėtojos, ar ne? Sėdi graži, ir turi dar sekretorę, ar ne? Pasirodyti, jeigu ten prašau, Vočinskį. Na gerai, gražus tas jūsų kraštas. Miškai, grybai, ežeriukų gražių turit. Na, o dabar pasižiūrėkim, kągi jūs čia atnešėt. Ar ne močiutė kalbėsit? O jau jaudinasi, sako, scena jūsų, pinigai. Trubelas, tai vėl. Dzūkiškas stalas, nėra labai bagotas, bet dzūkai žino, ant prieskos gyvenimo, vaikas auga ant prieskos. Bet jie miškus turėjo, o miški visokių gėrybių, visokių grybių, visokių uogų. O žemė, kad prasta, tai grikius augino, grikinės babkas kepė, grikinį košį vėlė, grikinius blynus kepė. Bulvos neblogai dar dėlėjo, per bulvinių visokių dar padarydavo, atrodo, skanių. Tai va, ten stalo grybai, cikliniai grybai, bazukai, ant baravykinės apaugai, sako cikliniai grybai. O voveruškos taip pat lūpus ne grybai, ne peškos. Grybai su nevadzina. O jau ciklinis baravykas tai grybas. Tai sabandukė su grybais yra, varškinės purga yra. Šitam uzboniai, svilpikai. Žinau, kad su Valkijom tai jūs vadzina pampuškėm arba bonškom, o dzūkai tai svilpikais. Kad vieni buvo daug neturėti, tai bulves pamaišo su miltais visi, prispirgina, pečinį iškepį, tai labai skanios būna. Labai mėgėkite paskapulsus. Grikinė košė, čia cinginys matau. Nu, dzūkai nelabai prie cinginio buvo, bet gal skanutas cinginys. Atsigert, tai va, prisirinkdavo spalgenų raistuosna, kisielių vėrė, miške vietų prisirinkdavo, vietų gėrimų padarė, gėrų raukė, su ruginiu duonu. Nu, kursinio ašaros čia nevažna.
Tai tiek apie tuos dzūkus. Labai ačiū. Jau tik nereikia tų dzūkiškų ašarų, mums čia paskui, kai išeis bus aptarimas. Taigi gerai, prašau dabar į sceną. Ačiū, buvo labai džiugu, dabar to paties noriu. Menkutį pirkutį prie ūžulo seno, Dziedulis su Bobu laimingai gyveno. Dziedulis per dieną žvejojo prie upės, Bobuliai Dziedulį išvirdavo zupais. Pavalgius Bobuliai tarielkas mazgojo, Dziedulis šiukšlukį paspirdavo kojų. Bet rozos Dziedulis parėjo be ūpos, nepagavo ir menko kilboko, ir zupė pasidarė jam negarsi, ir Bobo tų vakarų rodės blizgės. O dar tu šiukšlukės bado akis, supykis Dziedulis, Bobulai sakys. Padlagis kaip suotis, vieni guriniai ir būtų per Dziedus, sakyk man, darei. Dziedulis Bobulį be reikalo barė. Ne pirmas čia rozas, Bobuliai pamanė, gana tau Dziedulį, sakau večeros, škaradnas daraisi, geriau eit miegos. Bobulį Dzieduliu laškų paklojo, kiek pečiaus nuvėjus, indą sumazgojo. Dziedulis pro langus žinai pažiūrėjo, tai rankas užtraukė, laškon nuvėjo. Bobuliai padlagis švariai išmazgojo, kantyčkų paskaičius, Dievuliai dėkojo. Nusvilkus rūbus, ant nuslanų pasdėjo ir pas Dziedulį ten laškų nuvėjo. Senatvėj nešposas, visus kaulus maudžia, Bobuliai prie Dziedų šaltas kojas glaudžia. Ai, varla, kopiesais, supyko Dziedulis, škarpėtkom apsiaustais, mačiau vis sėboj guli, vėl naujų prismesgus, bet Dievo miros, dar kandys netlindį, visas kapos. Su kojom lazdiniai neglaus prie manį, varodos ne laškoj guliu, o grabi. Iš šono pastraukęs, ant galdrų vyniojęs, narkė Dziedulis, net stogas paunojęs. Jau matau, kad dzūkė nedalyvoja kažko pasakyti, nu prašau. Oi, Na, bet na, toj dzūkė vis kitokia labai smagu šnekėti, kad tiek daug žmonių. Tai mano vardas pristatysiu Zita, bet kad aš Zita, tai dažnojau tik tai, kad man jau kokį 16 gal suveikia pasų padarė. Ba aš labai mažukėti mane visi Zitukė vadino. Tokia drabna visai buvau, ale nes bijokit, kas neaukštas, visi darbai prie žemės. Kol ilgas susries, tai mažas paims. Tai va, man toks šposas iki pasidarė. Aš, kad dirbau Varėnos rajoną, vidurinį miškų, labai reikėjo, tokis kaimukas buvo, o nuvažiuoti tai tik traukiniu galėjai nuo Varėnos, bet paskui per miškų reikėjo 4 kilometrus taškom, o traukinys tai atvažiuoja 11 valandų vakarė, tamsu, bet tai ko bijotis per miškų eiti. Taigi nieks nepagaus pamiškė, žmonių tai nėra, o žvėrys taigi būti savaikščioje. Nu ir einu aš ten ciesiai, visgi paskui po ciesiai, bet dzūkai nesako dešinėn, sako po ciesiai. O jei reikia kairių, tai sako porą kitų rankų ciesiai. Nu ir ciesiai. Mėnesiena, gražu, smagu, visgi pašalį lygtais jau. Bet iš grįžų, jau tiek man toks kilometris lygis, vilkas vidurin kelio sėdi, ausys stačios ir kas dar daryt, o baimės akys, tai žino, kokios plačios. Namis, nu viskas mano kaulalius po šitų miškų ištusys. Po valio ir galvoju, tu kitas trauksiu, aš nuo to kelio, o man to kelio eit. Ašgi per miškų galiu eit. Ir nejau tų miškų, einu po valę, einu,
Davėju jau rimto vilko, kad į vidurin kelio lūgas, o ten lūgė šakų prikrauta. Tai va, kokios baimės didelės akis buvo. Ačiū labai. Mato, močiutė, ačiū labai, kad jūs išdrįsote, kad jūs esate čia. Na gerai, ant ažarėlio, ne? Na gerai. Ant ažarėlio mergelės siūbuoja, neklausyk, mergela, bernelis meluoja. Neklausyk, mergela, bernelis meluoja. Jis su tavim kalba, o į kitų žiūri. Nežinai, mergela, ką širdelė turi. Nežinai, mergela, ką širdelė turi. Žmonių pasakyta, tai neišmislyca, kad mergelių meilė su medum maišyca, kad mergelių meilė su medum maišyca. Žmonių pasakyta, tai neišmislyca, kad bernelių meilė su nuodais maišyca, kad bernelių meilė su nuodais maišyca. Jaunas lemelį, kodėl nelapotas, jaunasai berneli, kodėl nežanocas, jaunasai berneli, kodėl nežanocas, kai ateis pavasaris, tai būsiu lapotas, užaugs mano mergelė, tai būsiu žanocas, užaugs mano mergelė, tai būsiu žanocas. Nu čia suvalkietiška ir dzūkiška daina. Na gerai, polka Katrina, prašau. Keliam ranką, kas neturi poros. Pakelkite rankas, kas neturit poros. Jovita, tu atlikai. Ar visi turi? Nes vieną gražią mergaitę dar turiu. Nu viską. Gerai, polka keturinė. Važiuojam. Polka keturinė. Greičiau, greičiau, greičiau. Labą dieną. Greičiau. O kodėl tokie išsigandę? A labai bijot visko. Gerai, tai dabar dzūkelė jūs. Nu jau tiek artumėlių, tiesiai greičiau. Na, kas pristatot valgius, kokius turit? Oi, mamyte, ateikite į sceną. Kaip smagu, žinokit, žiūrėkit, kiek mamyčių kalba teikit. Auklėtojai, žiūrėkit, kokio grožio. Oi, Loreta Pečkienė. Paplaukit, paplaukit. Galiu, 27 metai šitam krašte. Nu, dzūkelis yra biednas, bet jeigu į svečius pakvietė, tai jis labai vaišingas.
Patys dzūkeliai valgydavo tik 3 sykius dienoje, dirbdavo labai sunkiai, žlugdydavo upę medžius, moterys dirbdavo ūkyje, bet jų maistas buvo prieskas, bet labai įvairus. Kaip mūsų žemiečiai pasakojo, naudodavom grikius, mus gelbėdavo visos miško gėrybės, labai daug naudodavom medžioklės laimikių, įvairiausios dešros vytintos, dzūkelės lašinių nerūkina, jie juos visus sūdo arba vytina. Tai mes pakviesime jūs pasivaišinti grikių blynais, įvairiausiais lašinukais, turime tiesiai iš Dzūkijos atvežtos duonos rūginės, purgų, grybukų, turim tikros tyros, medų su sūriu, džiovindavo dzūkeliai ir įvairiausios sodo gėrybės, obuolius, kriaušes, slyvas, naudodavom kaip desertą, įvairiausias košes, jas skanindavom ir su lašinukais įvairiausiais. Tai prašom prižiūrėti. Ne, dabar mes nevalgysim. Ne. Pauostyti ir užtenka. Ačiū labai, Valentai. Taip, galite. Prašau, skambinti. Prašau, greičiau, kodėl tokie, kaip senutėliai, senučiukai. Mūsų klasė, C vieta, kur kiekvieną dieną prasideda su šypsenom ir šurmuliu. C mes visi kartu mokamės, pasijuokiam, viens kitam padedam, kai būna sunku. Kartais pasiginčiam, ale visada susitaikam, nežinom, esam viena komanda. Mūsų klasė gera būt, kad C visada draugystė tvyro, šiluma ir daug gražių akimirkų būna. O C tai tikra mūsų vietelė. Dabar, ką aš žinau apie Dzūkiją, tai be galo nuoširdus ir labai jautrus žmonės. Aš tik žinau, kas liečia dainas. Dzūkas, jeigu tikra dzūkė dainuotų senovinę dainą, tai jinai taip įsijaustų, kad vidury dainos paverktų. Aš žinau, savo giminiai verkia, nežinai ko, verkia visi svečiai, nugi reikia dėl bendruomenės, ne? Ir taip graudu, o taip išdūšios, lėtos, gražios, išmąstytos dainos. Sykiai, nemunėlis teka, o dar sykiau mūsų sudėlė. Sasu, kokia tai verkė, žada mani už našlelio duos. Mokėsi, našlelė kodosi, dėl to, kodėl aš jo nemokės. Per 3 dienas namuose laikysiu, o ketvirtų šarmelių pirzys. Per paragį šunelės kuzysiu, per laukelį akmenais vaizdys. Sykiai, nemunėlis teka, o dar sykiau mūsų sudėlė. Dar viena. Kiškelis, važiuojam.
Dabar, kadangi vaiką taupom, atsisėskit dabar. Suvalkiečiai ir dzūkai, pasirodykit, kokie jūs vaišingi ir prašau, eikite į svečius. O dabar mes važiuojam toliau, paskui pašoksim visų šalių gerai. Na, o dabar į Aukštaitiją. Prašau, ponėkštai ir eina vaišingi. Paskupus suvalkiečiai blogi. Taigi, vienos mėsos tegu nereikia, ne šuo maiko valgo, duokit duomus. O tų agurkų neduosit? Prašau. Eikit į svečius, eikit ir eikite tolyn, žinokit, neduokit visko pirmą eilę. Ką čia viską nunešėt? Ai, čia gerai buvo. O čia tai tikras suvalkietis. Juk dabar nesmagu jiems su ranka, o jisai gal duok jo. Jie čia buvo, tegu pirštais įsirima. Gerai, keliaujam, duokit. Vaišinkit. Na gerai, važiuoju į Aukštaitiją. Pasėdėk. Dabar triukšmo labai daug. Mokėkit valgyti tyliai. Na, mano kraštas pagaliau. Oi, dainingi žmonės, ne ta žodis. Vaišių tai mes nelabai daug turėjom, kadangi tik blynai. Bet jau dainingi, prastai valgėm žemės, nekokias. Nu, bet jau rūpdavom, tai iki ryto. Klausykit, moteris agurkus turi, tai yra savo neduosit? Vyrai spurgas valgo, moteris agurkus. Mano laikais taip darydavo, kai laukdavosi vaikų, o dabar, kad kemša, tai kemša. Na gerai, taigi dabar atvažiavau į Aukštaitiją. Antra S klasė, vėl auklėtojas nėra, kažkur čia. Turėtų būti Jūratė Vosilienė, bet kadangi jos nėra, pasirodyk dukrelę. Vanduoku, antra S klasė. Aukštaitija. Kai vieni pasakė, mūsų kraštas buvo pakankamai skurdus, buvo mažai mėsos išteklių, dėl to jų pagrindiniai vargiai pasižymėjo paprastumu ir grūdinių produktų gausa. Tai saldžiųjų uogų uogienė, naminiai gira, gaivus kompotas, didelis šimtalaps, šviež baltas sūriuks, skanioji naminė duonelė, ir augint agurkėlai, riems lašinuks ir skanuks blynus. Aišku, visa Lietuva turėjo savo gėrimukų. Na gerai, prašau, sėdim. Na, ar gavot ką nors? Aš sakiau, kad į galą nesėskit, niekada valgyt neduodu. Pas mus tai žiūrėkit, va čia visą pirmoji. Už agurkėlių lašinukų tėveliai antrą vakaronę, kai ateisit, tai sėskit kuo arčiau. Kad ir ant žemės, bet būsit visą laiką pavalgę. Na gerai, važiuok. Prašau, kas... Žinai, kad nėra kelių mums tau pareiti. Jau 100 pėtras dungų užrakina. Ažėjo durkės, sudėgę pažrai. Vėlyvą saulą, vakaras laukinis. Nulaišiai dungų, tyko taip širdžiai. Bet ažaus tokia švėrės vakarykščiai. Surinkus nugarą, rytojus vėl būdai, kaip vaikas, prienų mirusią vaikystę. Kaip traškulis prie vandenį dugų, tik lūpos krūta, rinkdamas paraidį, kaip rūkščias uokas, žodžiai alkani. Paširdį mėtas, jau nebepalaidži, aš akiniai kaip dungų vakarais, išmirtas pėktas, neberanda raktų. Pažemė vaikštą puolį angelai, jų sopančio pėdom ir tu atsiektum. Duokit, ko dabar gaila, ane? Dabar tai. Pakentiek, jie nedainuos. O dabar aš kviečiu, stovėkit. Merginas klėvelė. Stojam.
Na kągi, aukštaičiai turi ko pasigirti. Va, pilna burna, dešrų. Tai kaip dabar valgyti, kaip dainuosi? Nu jo, gražu čia bus dabar. Dabar, taigi norykit dėl Dievo meilės žandai kaip po baltyvyno. Stojant sunka visas eilės būtų. Atsiskirti. Na gerai, bet už tai aukštaičiai didžiuojasi savo sutartinėm. Nesuprantu niekaip. Visos šalis, tie japonai, kiniečiai, iš vis nieko nesupranta, labai ploji. Tai va, ir kas sugalvojo tokį stilių, ar ne? Dainuoja kas ką nori, na bet gražu. Tai dabar va mergaitė sugalvoja praeitą savaitę, kad reikia padainuoti sutartinę. Trejinė sutartinė, 3 skirtingi tekstai. Gausis labai gražiai, jūs vis tiek nieko nežinot, kaip turi būti. Tai va, tai dabar paklausykit tas 3 grupės, ne? Kur čia taip? Soda, soda, betale, iš jo, soda, to, seno vėjo čantale, soda, betale, soda, to, iš jo, Na gerai, o dabar prieš šokant, stoja kiti aukštaičiai. Stojat aukštaičiai. Na gerai, kad būtų lengviau, aš vis pagrosiu. Bendra aukštaitiška daina. Česnakai. Sodina,
prašau, Jadvyga šoka. Merginos. Na, prašau, tai nuotaikoje. Aplokė. Ačiū, puikus sėkti. Greičiau. Paskui nešipaišin. Aha. Einu toliau, bet jau stalai. O, tai gyvena žmonės, Marijampolį. Na gerai, prašau. Aukštaičiai visuomet mėgo skanų ir sotų maistą. Nuo senų senovės sakoma, kaip valgo, taip ir dirba. Aukštaitijos virtuvė garsi savo paprastumu, ruginė duona vienas iš seniausių pagrindinių maisto produktų. Aukštaitijoje valgomas kasdien pusryčiams, pietums ir vakarienei. Yra dvi tradicinės duonos rūšys - paprasta rauginta ir plikyta. Bulvėse laikomos antrąją duoną ir valgomos ištisus metus. Save gerbianti šeimininkė visada namuose privalo turėti sūrį ir medus, kuriais visuomet galima pavaišinti užsklydusius svečius ar saviškiams, belaukiantiems vakarienės. Alkio kirmina užmušti, šio krašto žmonės svečius taip pat vaišina virtiniais patiekalais. Virtiniai su mėsa ar varške, koldūnais, švilpikai su uogomis, šaltanosiais su mėlynėmis. Bet jau kad mes atvykome į Suvalkiją, tai norime pasakyti, kad ir aukštaičiai labai mėgsta rūkytos mėsos dešrukes, kumpelius, lašinukus su raugintais agurkėliais. Ir moka pyragų prisikepti obuolių užauginti. Tai ar matote ant mūsų stalų? Puikiai. Na ką, o dabar, kadangi šitoj klasėje vien vaikinai, dvi gražios mergaitės, na jie tokie nevaiginingi, bet žiūrėk kokie gražus. Todėl, kad juos papuošė tikra suvalkietė, autentikė Danguolė Balkauskienė. Pažiūrėkit, kokie gražus suvalkietiški rūbai. Paskui dar mes sakysime rūbai. Ir būtent pažiūrėkit, išgelbėjusius dalykus, kokie gražus. Na, vaikinai, negalvokit, kad jūs negausit šokio. Tai yra vaikinų šokis. Pasiimkite po mokytojos raselės Jonai yra pagaliai. Ateikite, kurie šoka. Kiek truks ateis klevelio vaikai, bet šį parką. Stokite į savo vietas, prašau. Stojate, kurie priklauso, prašau. Savo vietas. Čia šokis ne tam, kad kuris greičiau sulaužysit. Ne. Tai yra vaikinų šokis, taip. Ritmas. Pažiūrėkim, kokios poros, kas atsisuka. Čia atsisukti, čia. Gerai, dar vaikino, kaip čia, dar reikia 1/4. Nesvarbu. Visi šokit vaikinai. Ai, viena lazda tik tai? Tai atsiprašau. Na gerai, Taukačikas, važiuojam. Maestro. Taukačikas.
Ko nerandam? Ar čia nori, kad mes save pažiūrėtumėm? Ko nerandi? Nėra kaukačikų? Atsiprašau. Tai mes turime. Atsiprašau. Nieko baisaus. Nieko. Va, prašau čia. Kažkas ne. Čia mylis nepadarė. Dar kartą. Kas nepadarė šoką kaukačikų. Ačiū, padėkit. Nu jau neblogai, kada jų nesulaužiu. Na gerai, o dabar dėmesio. Kiek yra, tik pamiršau, ateikit visi, kas tik norit, pašokam kiaulių greit. Jūs šokate visi. Greit. Pakelkit rankas, kas neturi būti gerai. Šokat kiaulių grikės, ateikit ir jūs visi. Kas tik tai norim. Kiek yra vietos? Greit. Ir atsukusi, kur tik norim. Viskas darom ir ratukus einat prie žiūrovų daugiau. Ten. Dai čia muziką. Dai čia. Hei, o? Greičiau į savo vietas, greičiau. Gerai, nutylam. Ša. Gerai, kantrybės. Ugdykit kantrybę prie stalų pilnų sėdėdami. Čia visur nevalgoma muliažas. Na gerai, ar yra tėvelių tarpe žemaičių? Abijot pasisakyti, reikės pasiraukoti. Bijot, ne? O vaikai nekvaka, nebijot, ne? Nieko. Gerai, nagi žemaičiai, ką turit skanaus? Tai mes turim būdingų bruožų, kur turim daug pulvinių patiekalų. Naudojame rūgpienis, kastinys, varškė, mėgstami mėsos, spirgučių, taukų priedai, paprasti, skanūs, kaimiško skonio valgiai. Taigi, mūsų tradiciniai žemaičių patiekalai yra kastinys. Čia yra kastinys stovi. Taip. Tai kastinys yra vienas iš garsiausių žemaičių valgių, ruošiamas iš sviesto, grietinės, česnako, kartais krapų, valgomas su karštomis bulėmis, duona ar žemaitiška cibulyne. Taigi, mes turim dar žemaičių blynus, kurių ant stalo nėra. Tai įdaryta malta mėsa ar varške apvoliojami ir apkepami, patiekiami su spirgais, grietine ir padažu.
Nu tai irgi šitų neturim, bet tai yra tradicinė sriuba iš rūgpienio, vandens ar svogūnų, dažnai valgoma su karštomis bulėmis. Gali pasirodyti neįprasta, bet tikriems žemaičiams tikras skanėstas. Tai bulvinė košė ir plokštainiai, tarkuotų bulvių patiekalai daugelio tipų, bet su regioninė interpretacija. Sodi vakarienė darbininkų stalai. Ir turim varškės čia kažkur. Tai nuo varškėčių iki šaltų užkandžių varškė dažnai yra namų gamybos ir šviežia natūrali. Labai gerai. Na, dabar žiūrėkit, kas paklus per auklį, rasti plačiausiai. Nu, va, rasti. Nu, šiaip turėtų būti vaivada, nu, jos tiesiog ne. Nu, nors atsisuot, jau gėda taip atrodo, bet tai ką dabar daryti? Vadinai teisė, tai viskas gerai, jei pirmą makaronę nevaidam, valgyt smagu. Nieko nevalgyt, nešti netikra. Gerai, na prašau, scena. Paskui jau kalbėsiu. Bet paklausykit manęs, jauno bernelio, kalbančio, aukso žiedo, skambančio, žalios šūtos kvepiančios, šilkų kasnykų blizgančių. Aš esu siųstas paslu nuo tos jaunos mergaitės, kuri... Nuostabus balso vaikinas. Labai gražiai skaitė prieš labai. Jis norėjo pasakyti, kad įsimylėjo mergaitę ir ją padabojo. Kokio tembro gražus, nieko, televizija dar tave suras, nepergyvink, kaip sakė. Aš žodeliu užtarsiu, o kad atminties neturi, tai po egzaminų ją rasi. Litonistą taip išmokys, kad viską mokėsi mintinai. Na gerai, kur baigėm, pavalgėm, prakalbų pasakėm ir pas brolį, važiuojam, ne? Brolis, sesis, nemylėjai, nemylėnų nepasėjai, rampadėjo, lėja, rampadėlė, o papa, patisėjai, neterėjai, lėnių šakom, sampurėjai, rampadėjo, lėja, rampadėlė, o papa, šio brolis įvaizėjai, patisėse, atžulėl, rampadėjo, lėja, rampadėlė, o papa. Kas neturi poros? Ale gerai, susimuškit, ale faina. Na gerai, važiuojam. Žemai toks.
Ačiū, puiku, sėsti. Na ir paskutiniai žemaitukai. Nagi, konvalgį turim. Ar auklėtę turim? Turim, Lena Januševičienė, Snaudinių Rubų. Prašau pakloti. Kažką. Pas mus stalas pilnesnis, turim į šviežių duoną, į sūrio, į šmakalą, į cibulin, į žemaičių, į bulbų su kaspiniu, į bulbų su lukana. Ateikit, pasižiūrėkit. Samėluoju. Suvalkietiškai gerai, turim ir žagarėlių, ir spurgų, ir lašinukų. Turim, kaip ir sakiau, sūrio su medum visko turimės. Ir geros turim atsigerti, ir mėtų arbatos. Labai čia pilna mūsų. O kur makumba? Tėvelė žino, makumbos tėvelė ramiai. Gerai, jo tiek priruošia tas namas, tai kada jie išeis, tie vaikai nesupranta. Gerai, o dabar dėmesio prašau jūs į sceną. Žemaitė pietė seno kelio rogę, o senelis su kastiniu ir cibulinė šypkę laukė svečių pirkioj. Bulvės su duobė nugaravo, lašinukas praksėjo ant duobės, prie stalo visi susėda, mėtų arbatą kvėpdamas priminė senų laikų ramybę. Ta vakarė žiburys pro langą švytėdamas, kūrė jaukia žemaitišką dvasią, kuri lietomis bangomis sklido po kamaras ir šildė kiekvieno širdį, primindama namų brangumą. Na, dabar laikas trupučiuką jau pristatyti. Pirmučiausiai, ateikit visos suvalkietės su autentiškais rūbais. Ko laukit? Kas pilną komplektą turi, gal taip padėkim? Ateikit čia. Mokytoja, stoja prie salę. Kas turi autentiškus rūbus, prašau suvalkietės. Stoja, prašuolė. Tavo ypatingai. Kas dar? Užteks, pasirodom. Sukit į eilę. Ateikit čia, merginas, ateikit. Kurios kankliuojate, ateikit visos savo klausų. Jo. Ne? Savo suvalkietiškais rūbais, prašau. Suvalkiečiai vieni iš turtingiausių regionų. Pats turtingiausias regionas, kuris turtingas viskuo. Labai gerai gyvena visi žmonės, kadangi labai darbštus, labai. Todėl ūkininkas visada savo dukrai negailėdavo pinigų ir jau pirkdavo pačius brangiausius rūbus. Visi šitie rūbai yra austi Vilkaviškio audėjos, tai yra senos tradicijos. Jeigu norėsit nusipirkti, tai 1,5 tūkstančio atsibėgite, vaikai vis tiek ras. Tai va, tai žiūrėkite,
labai gražus prijuostės, kaišytinės visokios labai brokato medžiagos blizgančios, ne? Kažkodėl tai ta audėja, kuo turėjo stambesnė klientė, tuo daugiau mums pridėjo. Nežinau, tiek dėjo, mane sakiau, aš niekada tokia graži nebuvau. Tai va, labai gražios juostos. Labai. Apsisukit mergaitės, kokios jūs gražios. Rankovės, pažiūrėkit, negalima bile kuo. Ar turim danguolę pasijonį? Pasijonę, žinokit, gundyti vyrams. Pažiūrėkit, jeigu sijonas nukris, tai mūsų dar pasijonis yra gražesnis negu sijonas. Todėl jau suvalkietės nieko nebijo, kad ir sijoną pames. Ačiū, jūs dabar eikite. Kas aukštaičius, ateina visos raudonos. Augint, ateikit. Kur daugiausiai raudonos spalvos turit, ateikite, prašau, aukštaitį. Va, ir tavo ateik. Ateik. Prašau, jo. Va, prašau. Aukštaičiai turėjo paprastesnius rūbus, kadangi biednesnis kraštas. Buvo labai gražios mėtos rankogaliai, kalnierukai, prijuostė, sijonas ir trupučiuką kitokios juostos. Bet irgi labai didžiavosi savo rūbus. Jeigu suvalkiečiai nešioja tik koralų, raudonų koralų karolius, gintarinių nenešiojo, jiem per prasta, tai aukštaitis dėjosi raudonus karolius. Ačiū merginų. Žemaičiai. Ateikit skarokai. Ateikit su skarom ir aukite. Gerai. Žemaičių bruožas labai didelis karas ant pečių, apsisukit. Merginom daviau vyžas. Aišku, tėveliai tai žino, kas yra vyžas, aš turėjau susipančiot kojas, o jos nesuprato, ką ten reikia daryti, tai kaip matote, neapsidėjo. Viskas gerai. Taip, bet jūs su skarom ir žemaičiai turi ypatingai vieną gražų bruožą. Didelis skaras ryšosi languotas į viršų ir čia daro tokias auseles. Tos moteris, kurios ištekėjusios. Ačiū. Na, o dzūkai pasiploja, kadangi dzūkai labai panašus į suvalkiečius. Kadangi dzūkai labai gerai gyveno, kas ten sakė, kad biedni, netiesa. Daug ūkininkų mergaitė pirkdavo iš klajojančių žydelių ir visko ten turėdavo. Todėl rūbai dzūkų labai panašus į suvalkiečių. Na, dabar prašau. Sodas išjojau, niekur mergelės neradau, o kad 10 bijojau, sužvengimona žirgelis, ant jau visuoda mergelį, pačioj trečiojoj kruopelį, pati gražioji mergelį, už šaltą stalą sėdėji, karalienė žydėji, senos močiutės auginta, 3 brolelių lingauta, 3 brolelių lingauta. Gerai, dabar. Kas neturi poros, bėgam. Veržė Marija į žagarę. Viens prieš kitą. Pačiu. Kas neturi dar vienas? Eik. Dar paaiškink. Gerai, kas neturi poros? Viskas. Veržė Marija į žagarę. Važiuojam.
Dabar, praėjimas. Paplokit linksmiau. Gerai, ačiū. Stovėkit, kadangi žemaičiai ir jūs nešokot, todėl va šita pusė prie jūsų ateina kita. Šokam traškutį, važiuojam. Jeigu yra vietos, ateikit šitą pusę šokti su manimi. Kas neturi poros, prašau? Kas neturi, prašau? Ateikit greitai, Miglė. Suojam, greit, keliat rankas, kas neturi. Mergaitė, visas eikit. Padėkit jiem, jie neturi mergaitė. Eikit, prašau. Suojam, pakelkit rankas ir eina prie mergaitė. Važiuojam. Susikabinkit rankom, kad matytųsi, kas yra. Dar berniukų žiūrėkit, kiek trūksta. Mergaitės padėkit jiem. Eina. Kas dar neturi? Važiuojam. Dar neturi, greitai. Stokit dar į vieną eidą. Galia eina. Va čia dar atsistokit, prašau. Va čia į tarpą, prašau. Kur dar viena ranka? Dar viena poreikė. Mergaitės ar berniuko? Viskas, va čia dar atsistokit, kad būtų gerai. Pliauškutis, važiuok. Pola. Atės institucija. Greičiau. Greit. Na, o dabar pakeliavom po Lietuvą. Sugrįžom į šeštukę. Ir mūsų direktorė su visa savo sveita dar nėra praleidusi nei vienos vakaronės. Paplokit! Nei vienos! Ir aš ir dar vienas planimas. Mokytojai Lidmilai, kuri net rūbus pasisiūlo, atsistok. Ateik čia, ateik. Vaida visus šokius moka sėsti ten kažkur pašokins palatėt. Na, vėl dabar direktorė žodį. Dabar jau gali tyliai valgyti. Na kągi, vakarų regionų, Lietuvos regionų kelionėje atsimušė į Sūduvą, į administracijos komandą. Ką šiandien norime pasakyti? Pirmiausia,
Pirmiausia, mūsų Danutė. Tai dabar jau net ir vaikai paklaustų, gerai? Danute, visa, ką jūs paliečiate, virsta gražiu renginiu, smagi bendrystė, bendruomenės sutelktumu. Jūs mokate prakalbinti muziką, jūs mokate suteikti mums tiek džiaugsmo ir tiek smagumo, kad iš tiesų aš žinau, kiek Danutė kainavo šis renginys, aš žinau, kaip jinai jausmusi, bet kita vertus, tai, ką matome, yra labai gražu. Ir dar išduosiu jums paslaptį, viešą paslaptį, kad mūsų Danutė jubiliejaus proga, gimnazijos jubiliejaus proga buvo apdovanota mero padėkos raštu. Būtent. Už tai, kad yra Sūduvos gimnazijos siela, dvasia, kultūros nešėja ir puoselėtoja. Tad, nuoširdžiai ačiū, sakau, mūsų visų vardu už tai, ką darote, už tai, ką šiandien parodėte, už tai, kad jūs esate. Ir iš tikrųjų, būkite sveika, neškite šitą gėrį ir šviesą ir leiskite jumis džiaugtis. Nes buvo labai gražu, labai tikra, labai šilta. Na, o mes administracija savo ruoštų paruošėme jums mažą lauknešėlį, kurį galbūt pavaduotoja Kristina pristatys taip trumpai. Jeigu žinočiau, kas ten yra, tai pristatyčiau. O iš tikrųjų, tai žinau. Aš kaip dzūkė pagal kraują, pagal gimimą Suvalkietė, tai žinau, kad ten yra ir to. Tai, kaip ten sako apie dzūkus, jei ne uogos ir ne grybai, jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų uogos. Tai kad apie nuogumą mes nekalbėtumėm, o grybais užkąs galėtumėm, tai tam krepšelį rasim grybukų. Ačiū dešimtokai, ačiū jūsų auklėtojams. Jūs nuostabūs, turėjome labai gražų renginį. Ačiū labai, o dabar tai ne viskas. O dabar palaukite, o dabar klausykitės. Kaip matot, vaikai, ne, per sadizmą į kultūrą, mano toks žodis. Aš bjauri, bet aš matau, kad jūs akys blizga, reiškia labai patenkinti visi. Dar čia ne viskas. Dabar labai paplokit visiems tėveliam ir mūsų valdžiai. Paplokite už tai, kad šiandien jūs tiek daug, kad tokius skanių valdžių, kad jie negaili savo laiko ir ateina. Ačiū tėveliam, kad jūs atėjote, bet dabar pažiūrėkit, kas bus toliau. Vaikai rytoj sirgs, bet va jau nesvarbu, jūs manęs vis tiek nerasit. Tai, na, jūs norit šnekėti. Va čia, sakė ačiū visų vardu. O dabar gerai. Taip, iki 4:30 tėvelių kantrybės valgo, visiems duoda ir kiek yra vietos, tiek šokam. Raksara! Palaukit. Kiek tik yra vietos ant scenos, su mergaite Karsko, atsisukite žiūrovą. Ar Liudmila turi porą? Turi. Bet ką? Kur
Atsisukite žiūrovą. Ieškokit porų, ieškokit. Ieškokit porų. O dabar paleiskite šleponę, kad atsiprašau. Kiek tik yra vietos, stokit, kad ir berniukais su berniukais. Nesvarbu. Ir labai daug ratų, labai daug ratų. Ratukas, ratuke. Prašau. Visi. Einat šokit berniukais su berniukais, kvieskit mamas. Kvieskit mergaites, mamas, viskas. Stovėmi labai daug ratų, labai. Labai daug ratukų, labai daug. Paleisk per šleponę. Pasiruošę. Na dabar pažiūrėkim. Dar ratą daro. Darykit ratuką dar į vidurį. Į kitą pusę. Eina va, žiūrėk. Eina, dar į vieną ratuką. Už parankių, bus daugiau vietos. Modestai. Nematau linksmumo.
Gali prisijungti. Eikit, eikit. Už parankių, nes čia niekas nebus. Neteliu! Nestovi, nestovi! Ir vėl kapą! Už parankių! Ratelė, neapsistoja! Už parankių! Ratelė, neapsistoja! Parankių! Dar 20 minučių. Dar kartą! Ratelės! Į vidurį!